precizinio šaudymo sporto 24 metų pasaulio čempionato Lietuvos rinktinės rėmėjai. Baltic Shooter – ginklų priedų ir ekipuotės parduotuvė. Betono zona – viskas betonu, profesionalios medžiagos, įrankiai ir įrengimai. Garnis – išmanūs baterijų ir akumuliatorių sprendimai. Mitekas – inovatyvūs radioelektronikos ir programinės įrangos sprendimai gynybos pramonei. Šaudymo sporto klubas Mjolnir. Večia – statybinių prekių parduotuvė. Lietuvos šaudymo sporto federacija. Volit – ginklų ir medžioklinių prekių parduotuvių tinklas visoje Lietuvoje. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Čia dalis mūsų susitikimo ir podcast'o. Ilgai labai planavom su Eduardu. Apšvietimą dėliojamės. Žodžiu, pristatau jums žmogų, kuris visas gyvenimo problemas sprendžia su tunerio pagalba. Eduardas. Labą dieną, Eduardas. Labą dieną. Prisistatyk, prašau. Aš esu Eduardas. Eduardas Marauskas, Lietuvos rinktinės. Eduardas Marauskas, Lietuvos rinktinės narys. Taip, Open šaulys. Open šaulys. Tai mes su visais turim labai tokį standartinį žodžių klausimų sąrašą. Iš principo, tai prašau papasakok, ką veiki, kuo užsiimi, kokius turi hobius. Nu, tai šiaip tai esu santechnikas. Hobių turiu daug. Tai ir nardymas, ir visokių, ir šaudymas, va dabar kablys toksai baisus. Tai daugiau ką, biškis su staklėm biškis čia užsikabinau neseniai. Kaip neseniai, gal 2 metai bus dabar beveik. Ja. Tai va, su CNC, tai... Fone matosi, ne? Kaip sakai? Fone matosi, sakau. Jo, fone matosi biškis. Fragmentai. Bairių, jo. Ja. Tai va, tai... Dėl šaudymo, tai pagrindė, tai šaudymo dabar užsiemu. Aišku, gal kaip hobis daugiau negu profesionalus. Nes profesionalus tai reikia suprasti, kad biški ten galimybės netokios jau ir turiuomenį pagal pinigus ir galimybės reikia žinoti savo biški tokią, kaip sakyt, vietą. Tai tiek nėra laiko treniruotis gal, bet aišku, tai smagus užsiėmimas. Ir vat yra viso hebra mūsų, kaip vadinamas, turiuomenį, gerai, kad visi dar, važiuoja varžybas kartu pasišaudyti. O jeigu jų nebūtų, nežinau, čia gal visi nevažinėtų tiek daug ten, nes, kaip pasakyti, toks pakūrimas, kaip sakoma, visos. O jeigu vienas ar dviese, tai nebūtų gal tokio įdomumo visiškai judesį. Tik aš įsivaizduoju, kad tas kolektyvo dydis ir turi irgi labai daug įtakos, ne? Kad yra bendraminčių. Taip. Ne, tai kolektyvas, galiu pasakyti taip, tai gal grybaut gali vienas, gal smagu, o čia toks kaip kolektyvo judesys, tai biški duoda tą savo, kaip sakoma, šaržą, nes kitaip tai čia nematau prasmės. Čia tas pats kaip nardyme, irgi vienas nardai, atrodo, lyg tai malonu, fainai, bet kada dviese žiūri dar kažkas kitas šalia plūduriuoja, tai toks įdomus savotiškas jausmas, ne taip, kad ten, plus dviese važiuoja, ar ten 3-4, tai visai kitas, kaip sakoma, tas malonumas. Ir iš karto automatiškai, turi kur stieptis, nes jeigu visi gerai šaudo, automatiškai ir tau reikia stengtis prie to prieiti. Nežinai, jeigu būtų, realiai tai Lietuvoje, yra geras lygis, aš skaitau, nes turiu meni, kad, kaip yra, čia taip pat, kai šachmatai žaidži, ir žaidži su to, kuris nemoka žaisti, tai tu įsivaizduoji, kad jis laikietas esi. O realiai, nueini su normaliu žaidėju, tu supranti, kad visiškai tu nekietas tavo, kietumas baigėsi ties ta riba, su kuo žaidėjai prieš tai, vaikiškas. Tai tas yra įdomu, tada vadinasi, tu turi kur stieptis. Ir dažnai, azartas. Nes pagrindė, kada tu visą gyvenimą sportuoji, pavyzdžiui, dziudo, visą laiką sportavau, tai, bet ateina toks laikas, kada tau, jaunimas yra jaunimas, aišku, aš nesu senas, bet turiu meni, kad ateina toks laikas, kada tu supranti, kad tu jau negali su jais tiek sveikatos nėra paprasčiausiai, tavo, kur 25 metai, bahūrai, kur tau 50 pavyzdys. Tai realiai tų technika viskas liuks, viskas gerai, jokių problemų nėra, bet
Fiziškai jau tu jau nesi tas, žinai, kur jaunas raketuzas, žinai, lakstydavai, žinai. Tai čia, pavyzdžiui, yra save, gali kaip save išreikšti, žinai, šitam sporte, nes yra adrenalinas, yra judesys, žinai, ne taip, kad vienas įgūdus ten. Ir plus tau, kaip pasakyti, įdomu, žinai, yra ką veikti. Kitas dar dalykas galiu pasakyti, kad, pamatai nemažai šalių realiai, ir žmonių, susipažįsti su žmonėm, kuriem gal gyvenime būtum nesusipažinę, žinai. Nes, tas toksai keliavimas, žinai, duoda savo tokį įdomumą visą. O čia ir yra azartas, žinai. Įdomi, čia labai tu užvažiavai per įvairias temas. Aš noriu dar biškį grįžti iš vieno iš tokių, kad nepamiršti dalykų. Tai su CNC staklėm Eduardas pradėjo gaminti buožes. Tam tikras, kaip čia pasakyti, iš esmės labai netradicinės buožės. Iš raudonmedžio, kaip įprasta. Jo, raudonmedis, čia. Ne iš raudonmedžio, kaip įprasta, bet ne iš riešuto. O papasakok šiek tiek apie visą šitą reikalą. Kai buvau kaip pirmoji Prancūzijoje, tai pamačiau ten, kad hebrytė, šaudo su tokiom įdomiom buožėm, kaip pasakyti, iš vis, irgi, kai sakai, netradicinė, žinai. Visi soliumų šaudo, žinai, o čia iš vis medis, sakau, kas čia per daiktas, čia toks ir toks čia yra, žinai, čia yra mikardas. Sakau, mikarda, kas čia per daiktas, ta mikarda, žinai. Realiai tai nieks čia, kaip pasakyti, mūsų šitam krašte net nežino, nei kas ta mikarda, net aš manau, net užsienį, manau, net nežino irgi. Ne užsienio turime, kad Europoje pačioje, žinai, mikarda tai yra mikarda, žinai, matyti. Bet yra atskira mikardos rūšis, kur peilius daro dar tenais, tai tekstolitas yra tas pats praktiškai ta pati medžiaga, tai yra medvilnės audinys su epoksidinė derva, jinai pagrindė naudojama elektros pramonė, žinai, visur. Ten, aišku, peilius irgi daro hebrarankinos, tai tas yra reikalas geras, kad jinai nuo minus 40 iki plus 180 nekeičia visiškai savo savybių. Tai geometrijos, ne? Jo, geometrijos visiškai nekeičia, visiškai jokios. Turmenį, jinai neutrali, gaunasi, kaip pasakyti, medis jisai prie drėgmės keičia savo visokius parametrus, o čia nekeičia. Tai buvo toks įdomus kablys, kad norėjau pasidaryti tą buožę. Ir pasidariau iki pasaulio čempionato to Prancūzijos per 3 mėnesius. Įvykdžiau planą, kaip ten sakė, žinai, savo minčių. Ir galvojau iš vis, ką jinai, kaip padarysi ir ką jinai šaus iš vis įdomu. Realiai, patiko tas, kad medžiaga iš tikrųjų yra gera. Gerai dirba. Tai čia, aišku, kiekvienam savotiškas yra reikalas. Kiti mėgsta ten, žinai, kiekvienas visavaip. Kiti mėgsta ten, žinai, karboną, kiti dar, aišku, jos minusas galbūt, jeigu medžioklė, tai yra sunki labai medžiaga pati, nes jos tankis ten, belio koks tankis yra, tai tos... Tai tas jausmas geras buvo, kai pirmą kartą iššovęs savo buožę? Jo, aš tarp kitko, kai pirmą kartą šoviau, tai nuvažiavau pas Andrių Kost, kai darėsi vieno šoto varžybėlės tokias. Aišku, nebuvo ten daug žmonių, bet atvažiavau, sakau, duok iššaut ant toli, nes jau Jūrūnas, kaip sakyti, nebuvo to šaudyklos. Atvažiuoju, pastatau į taikinio, žinai, kraštelį, kaip pavyzdys, vėjas pučia, žinai, į kraštą, žinai, taip įpsikot, šaunu, man nejuda visiškai, turmenį nėra to, nėra tos visiškai, nesuprantu, pastatau, kai būna, dar optika būna, judesi duoda čia, nėra judesio jokio, kaip taip gali būti, bam, yra, gerai, tas varžybėlę sugalvoja daryti, ten, aišku, ten hebra buvo, ten nerimta, apšaudė, žinai, tai Andrius žvengė, žinai, sako, atvažiavo medžiotojas ir apšaudė visus, žinai, tenais. Ten juokėsi, sakau, aš tai atvažiavau taip pasitikrinti, kas per medžiaga, žinai, iš tikrųjų, įdomus dalykas, bet čia reikia pabandyti. Kol nepabandai, to nesupranti. Tai toks įdomumas. Tai koks tavo pagrindinis, tavo nuomonė, koks pajaustas tas jausmas? Nes tu anksčiau su aliumininiam šasėm šaudai. Jo, su aliumu, praktiškai visą laiką su aliumu, visus aliumus turėjau. Aliumas, galiu pasakyti, aliumas vienintelis yra jo, viskas gerai su to aliumu būtų, bet kada tu šauni su aliumu ir su tekstolitu, pavyzdžiui, tai esmė tame, kad aliumas tau persiduoda visą tą šūvį, jisai, kaip eina tas vamzdis, jisai per visą ir eina, iki pat tavo peties. Čia tokio nėra, jisai ten kažkur tai baigėsi ties, kaip
pavyzdys iki tavo pusė, nu, nuo rankenos iki tavo pėties kažkur baigėsi, jis pakeliui, supranti, tas nu, toks įdomus jausmas. Bet čia reikia, sakau, reikia atsigulti ir pabandyti su geru kalibru. Turime su normaliu. Daug kas šneka, kad tas šūvis yra toks minkštesnis, netoks aštrus, žinai. Taip, nu. Aliumas, vat pastebėjo, kai šauni, tai tu, žinai, kaip būna, kaip skambesys, taip, nu, bet čia reikia, žinai, kaip. Kamertono, ne? Jo, ne, rimtai, taip yra. Nu, čia, matyt, daug yra niuansų, nes aš neturiu iš tikrųjų patirties daug šaudant su ta medinė, su tekstiliuko buože, tik tai su mažo kalibro, tik tai turiu šautuvę. Tai ten nelabai tas jaučiasi, bet daug šaulių tikrai taip sako. Ir man atrodo, Amerikos komandoje, nu, kadangi ta visa idėja šitų buožių atėjus yra iš Amerikos, man atrodo, Amerikos komandoje, jeigu aš neklystu, 4 šauliai iš 6 Open komandoje šaudys iš tom buožiam. Tai čia ne šiaip savo. Nu, įdomi. Ne šiaip savo. Ok, Eduardai, tai koks tavo buvo pats pirmasis šūvis gyvenime? Šūvis. O, aš pradžiai turėjau čizetą iš vis. Čia ta šūvis, kaip pasakyti, buvau medžiotojas. Nuo medžioklės, ne? Viskas? Jo, nuo medžioklės. Aš pradėjau nuo medžioklės. Tėvai medžiotojai buvo, ar ne? Tėvukas mano medžiotojas. Ok. Tai žodžiu, nuo mažens, ne? Ten užkabinta. Taip nebuvo. Praktiškai jisai medžioja, viskas gerai. Ten buvo porą kartų medžioklę nusivežęs. Bet kada mažiukas buvau, nelabai supratau, nelabai įdomu buvo. Toksai, kaip sako. O paskui toksai buvo vienas žiemą, žinai, sėdėjom pas draugelį per metus, žinai, tas medžiotas pas mane. Tai sako, žmonais pas mane medžiotojo bilietą laikyti, žinai. Eik, tu, sakau, kiek kainuoja? Nu, ten tiek ir tiek. Nu, geras, sakau, nu, davai ir aš varau, sakau, nu, žiemą nėra ką veik, žinai, santechnikai be darbo. Nu, tokia, pusiau, žinai, jo, tai turi ką užsiimti, žinai. Nu, davai, nuvarėm, praėjom tus kursus. Pašaudžiau, ten viskas, tos paskaitas praėjau, jau dabar, kai buvo tie kursai, tai žinai, ten jau reikėjo normaliai, kaip ir pats laikėjai turbūt, jau kaip priklauso pusantro klausimų. Daug klausimų. Kosmosas. Tai praėjau, viskas pats išlaikiau, jokių nereikėjo, žinai, ten bairių, pašaudžiau viską, žinai, jo. Nu ir supranti, nuvariau medžioklę, žinai, pirmą, žinai. Bėga ten stirna, bach, trach, nu, karočią, nepataikiau, žinai. Nu, pataikiau į šikną, žinai. Vaizdas nekoks, žinai, sėdžiu ir toksai, žinai, ir galvoju mintyse, o, asilas, žinai, nu, turiu minį, kad tu šauni, tu liktai šaudai, nu, aišku, jau buvau pasitreniravęs, tipo, šaudykloje, žinai, ten, nu, ne taip, kad ten, žinai, 20 šūvių jau daugiau buvau šuos, bet čizetas, nu, jisai medžioklinis šautuvas, žinai, ir paskui šaunu, žinai, biškį ten, nu, aišku, ten sumedžiojom tą stirną, viskas gerai, žinai, žinau, grįžau namo ir taip galvoju, ne, čia lempa kažkokia, nu, negali tai būti, čia iš vis nesąmonė, pradėjau gilinti, skaityti. Sako, ir, nu, žinai, ir skaitau, žinai, va, galima šauti ir ten įskylę, žinai, 100 metrų sušauti, žinau. Tu patikėk, aš sėdžiu, žinai, ir skaitau ir galvoju, debilai, nu, turiu kad, nu, realiai yra, nu, tu kada pradedantysis, nu, tada, kada aš pradėjau, kažkaip nebuvo. Neįmanoma, ne? Jo, nu, nepažinau, hebra, žinai. Įsiredžiu, važiuodavom ten šaudyklą šaudyti, Mariukas, va, dargi buvo prisijungęs. Žinau. Jo, tai supranti, ne, galvoju, čia ne tas šautuvas, ko man reikia, žinai, pradėjau žiūrėti, ten buvo. Man atrodo, ten kažkoks ten, žinai, tas internete, žinai, slapikas. Pradėjau skaityti, visi tika, nu galvoju, blemba, nu nėra daugiau variantų, žinai, kada tu nieko daugiau nežinai, čizetą, na, aišku, blazeriai ten jau čia, žinai, aukštas pilotažas. Pradėjau skaityti, žiūriu, kad ir užsienį formuose, taip irgi, žinai, tikas nieko, nu, kaip ir nieko blogo neturi, žinai. Blemba, nusipirkau varmintą, bet, žinai, pirmoje eilėje pasižiūrėjau, reikia, nu, santechnikas. Jeigu juodas, tai rudyja. Žinai, pats supranti. Ne, nerža. Iškart nerža, žinai, ilgų vamzdžių jau ten 60, žinai. Nu, gerai, kokia čia optika. Nu, gerai, pradėjau šaudyti, žinai. Turėjau. Dabar galvoju, ten pigė tokia buvau pasiėmę, žinai, bet pašaudžiau, supratau, kad jinai netinka. Tai nusipirkau Delta Optical, žinai. Delta Optical, žinai, ir pasiek likų buvo, atsimenu, tada man neužteko, įsivaizduok, ant 600, žinai, bet aš dėl ko neužteko, aš nusipirkau tą optiką, bet, žinai, nu, 20 MA reikia suprasti, ką reiškia, žinai, neturi nieko pažįstamas, įsivaizduok, prieš 7 metus turbūt, žinai, kad kažkas paaiškintų, kad turi būti nuolydis vyverio, žinai.
O gerai, pradėjau vėl skaityti, žinai, tai dar nuvažiavau, taigi į Šiaulius, žinai, taigi pirmą. Popierių pašaudyti. Jo, į popierių, jo, bet supranti, atvažiuoju į Šiaulius, dangis, žinai, tenais irgi trinasi, bet aš jį pirmą kartą pamačiau, žinai, jisai toks sakau, tai tu čia pastovi šaudai? Ne, nepastovi, bet jis jau toks šaulys jau buvo kietas, žinai, nepastovi, bet toks maladės, jis žiauriai, fainas toks, dėda, žinai, nu kaip, jis mano metų, žinai, bet turiu minį, kad, žinai, ten ir susipažinom, žinai, jis irgi atvarė pašaudyti prieš Efkę, žinai, aš galvoju, reikia į Efkę atvažiuoti į Volytą, žinai, bet, žinai, nieko nepažįsti, su to susipažinau, sako, varom pažiūrėti, taikinių susidėti, su džipu nulėkė, bam, susidėjom, žinai, aš žiūriu, sakau, klausyk, kiek ten tų metrų, žinai, galėjo, ten 660, žinai, sako, 600, kiek, sakau, tu tai, ką, baigtų, sako, žiūriu, ten kosmosas, supranti, aš jau ten, žinai, pasiskaičiau, kiek reikia ten išnešimą, viską, žinai, ir su giraitė, žinai, nu, bam, prašau, 3, 5, man atrodo, ir 600, žinai, prašau, ta grupė tokia pusiau, bet, nu, tada buvo man labai gerai, nu, tiesiog aš pataikiau lapą, žinai, atvarėm dangis, žiūriu, sako, klausyk, kad čia pirmą kartą šaudai, jo, sako, pirmą, o tu, jo, aš irgi pirmą, žinai, paskui pasižiūrėjau, žinai, tai žiūri, nelabai pirmą, bet jisai toksai, sakau, jisai žiūri, daug papasako, paaiškino, žinai, tai nuo to laiko tai susidraugavom normaliai, bet, žinai, tu žiūri, 600 kosmosas, nu, turiu menį, aš nesuprantu, kaip pataikyti, žinai, atvažiuoju varžybas, žinai, hebros jau daugiau, žinai, jau biški ten, tai jau toks įdomumas, žinai, pasidarė. Bet supranti, žinai, nu tai tiesiog man neužteko tų klikų, tai žinai, ką padariau, aš pats žiedus, karočią, turėjau žiedus, tai žinai, tos, įsiskaičiau, kiek reikia nusišlifuoti. Milimetrų, ne? Jo, kiek ten, nu, labai mažai ten, iš tikrųjų, pagal tą atstumą, ką aš ten, žinai, tai pasidariau 20 žiedus, karočią. Ir paskui jau man klikų užteko, dar atsimenu, tada buvo varžybos, galvoju, kažkokios karinės, šaudėm, tai supranti, dar 3 vietą, tarp kitko paėmiau su tą deltą, nors ten matomumas buvo, tai Dieve padėk, nu, tai supranti. Tai čia beveik kaip ir papas, tai iš pradžių tu pradėjai šaudyti popierių, ne? Nu, ta prasme, klasės tokios varžybas, kokios vyko Lietuvoje, o tai kaip perėjai ant tų metalo? Ten metalo, tai čia buvo tik tai, kada pas Jūrūną pradėjom, žinai, bet tai tas metalas buvo, žinai, nelabai supratom iš viską ten, mums daryti reikėjo, žinai. Nu, turiu minį, kad, žinai, kada tu vis laik šaudai popierį, tu nesupranti to metalo prasmės, realiai, žinai, galvoji, nu, varžybų kaip ir nėra, nieko nėra. Pašaudyti metalus, net neįdomu būdavo, todėl, kad tu vis laik galėtum šaudai. Tai įsivaizduok tu tą metalą, jo dydis, aišku, realiai atsigulus, taip pat supranti, nu, ten įpsiko, ten kem ar trim, ten atsigulus, tu tau, nu, kaip diena ir naktis, žinai. Tai tu paskui galvoji, nu tai kokia prasmė, tai būdavo, žinai, kaip visą laiką lasdavodavo, žinai, Efkininkai, pareisnikus, tipo, žinai, metalistų, žinai, nu, o čia tie tuos, žinai, tipo, ten blogai, nu, ten, tipo, tie taip nemoka šaudyti, tie taip nemoka. Bet, žinai, kada tu pradedi toliau šaudyti ir supranti, va, kai dabar PRS-as, ne, jau jisai biškai kitoks lygis, tai tu tada supranti, kad ir ten yra ką veikti. Nu, jeigu taip logiškai. Jo, nes tu ten tikslumas ir ten žiaurus tikslumas, ir čia tikslumas žiaurus, bet turiu meni, kad biški kažkokia ten, žinai, yra šaržas toks, kad tu daugiau čia judi. Ten, tai, žinai, atsiguliai tau ten 10 ar 8 minutės, atsiguliai savo patenkintas, aišku, bet irgi turi dirbti, ten vėjas, ten grupės, nu, ten, nu, pats supranti. Nors dabar PRS lygis irgi, žinai, aš kaip pasižiūriu, mes seniau, nu, kada tau į 10 somų šaudyti reikėdavo atsigulus, nu, prieš kokius 3 metus, 4, ne? Ir tu dabar šaudai atsistojęs nuo barikados į 10 somų, 300 metrų, tai yra, nu, realiai aš sėdžiu ir, nu, tu galvoji, kaip taip gali būti, nu, realiai kosmosas kažkoks, nu, lygis auga ir tų žiauruminis, supranti, tai ten 300 metrų seniau, kad įskylę sušautų Efkininkai buvo neįmanoma, prieš kokius 3-4. Dabar lesa į, kaip sakoma, vienas skylės, kai tik ten kaip ant 100 metrų, žinai, tai ten, vat, nors ir PRS tie šautuvai dabar pasižiūri, tai čia, nu, kosmosas. Tai neužilgo, man atrodo, kai atsinaujins Širvintos jau pilna jėga varžybos į popierių, tai aš manau, kad mes atvažiuosim ten biški. Ja, tai bus įdomu labai, aišku, čia net nėra ką kalbėti, nes, nu, tie kalibrai, kur dabar skrenda, nu, tai čia bus žiauriai įdomu. Tai kokios iki šiol įsimintiniausios varžybos, kokios esi dalyvavęs?
Prancūzijoje pirmos tos pačios buvo įdomios, aišku. Sunkios, bet biški supratimą kažkokį davė. Ir pasaulio, aišku, čempionatas čia net nėra ką kalbėti, žinai, nes, tau atvėrė akis tiek, kad turiu meni, kad mes iš vis praktiškai atvažiavam nieko nemokėdami. Aš taip skaitau. Iš dangaus, realiai, nes mūsų PRS turbūt, aš galvoju, gal tik, jeigu rimtas PRS, gal prasidėjo nuo pasaulio čempų. Nes, aišku, dar Markas buvo atvažiavęs irgi biški paaiškino, kaip ten, realiai tą bendrą vaizdą, nes mes iš tikro realiai nieko nesupratom. Bent aš tai, žinai, skaitau, gal apie kitus, gal kiti daugiau ten pasiskaitė, bet turiu minti, kad bendro vaizdo tu negalėjai susidaryti, nes kada atvažiuoji pasaulio čempionatą ir tu matai, kaip žmonės dirba, tai tu supranti, apie ką vyksta kalba, žinai. Nes mūsų lygis, yra, šiaip jisai geras, bet aš turiu minį, kad jeigu pasižiūrėti su amerikiečiais, tai amerikiečiai ten, aš nežinau, kiek jie pažengė, tai ten kosmosas. Tie ten labai grubiai, taip, man 14 metais pradėjo į metalą šaudyti. Jau taip daug, žinai. Jo. Tai mus, kaip, natūralu, kad lenkia kažkiek tai laiko visam šitam reikalė. Jo, čia. Bet aš manau, kad mūsų, sakykim, taip, jeigu žiūrint tų europiečių įranga, pasiruošimas ir patirtis įvairiose varžybose, šitam pasaulio čempionate bus visai kitam, manau, lygiai. Aš manau taip, čia turiu minį, kad Hebra labai gerai pažengė, nes jeigu važiuoja, kad ir čia vietoje kažkur važiuoja, žiūrėk, ir čia, ir dirba Hebra normaliai, labai daug dirba. Okay. Tai kaip tu apsisprendai važiuoti į Ameriką? Kas lėmė tavo apsisprendimą? Kas lėmė? Tai čia gal klausimų net nebuvo kilę, nes čia toks variantas vienas iš toks, žinai, gali būti, kad nuvažiuosi. Pirmoliai varžybos, aišku, čia kas be ko nori žiauriai nuvažiuoti tas varžybas, įdomu. Ir ką, ir Amerika yra, žinai, šautuvų meka, tai nenuvažiuoti, tai nežinau, aš tai labai noriu. Turiu minį, kad yra ką ten pažiūrėti, plus bus nemažai to laiko. Ten mes gan ilgam važiuojam, aš skaitau, tai tokios bus kaip ir atostogos, kaip ir su visais reikaliukais. Tai manau, kad bus labai įdomus, kaip sakoma, įdomi kelionė. O varžybos, tai aš po pasaulio čempo, turbūt Prancūzijos iš karto buvau nusisprendęs, kad aš kitas tiksliai važiuosiu. Jeigu kažkas paims, aišku, padės. Nes vis tiek, žinai, pats aš anglų kalbos moku nežiauriai, žinai, ten, kaip sakyti, mokinuosi, bet, Bet tavo anglų kalbos irgi čia vienas iš šaudimo galbūt vienas iš niuansų, kad, tu dabar jau bent susišneki angliškai po 2 metų, skaityk nuo Prancūzijos. Taip, tai čia nebėra. Aš vokiškai visą laiką kalbėdavau, žinai, o visoje Europoje, kai nuvažiavam Prancūziją irgi su Vyga, man buvo irgi, žinai, bairis ateina, visą laiką Vyga čia angliškai atvarom, šeimininkė vokiškai, sakau, Vyga, papuoliai, sakau, aš dabar kalbėsiu, žinai. Tai toksai, fainai, žinai, turiu minėję, kalbos visą laiką fainai yra, bet tik tas, kad anglų gal sudėtingiau biški man, bet čia viskas įmanoma tas dalykas, kada ten neužleidži, žinai, bet reikėtų daugiau kalbėti. Aš manau, po pasaulio čempio aš geriau kalbėsiu, nes visi kalbės angliškai, žinai. Turėtų būti įdomu. Tai. Okay. Kaip tu galvoji, ta prasme, jeigu paimti tą tavo dabartinį pasiruošimą, tam pasaulio čempionatui, kaip tu įvardintum, kaip tu dabar ruošiesi? Ar dėl treniruočių, ar šiaip bendrai viską paėmus? Aišku, praeitais metais biškiai su Mielka buvo užsikabinęs daugiau. Maža, čia 22 kalibras, tai? Jo, 22 kalibras, tai biškiai buvo užsikabinęs, tai žinai, tai buvo visai nieko, irgi tas padirbėjimas irgi daug ką duoda, bet su mažo kalibro, tai ten biškiai yra tokių niuansų savų, bet čia yra nesvarbu, bet irgi tos treniruotės davė savo, žinai, naudos, bet realiai gal daugiau treniruotės pradėjom šiais metais biškiai, taip jau rimčiau. Nes nebuvo jokio plano, neturėjau jokio plano, kaip daryti treniruotės, kad būtų neiššaudyti belė kiek šovinių ir kad būtų, kaip pasakyti, būtų prasmė kažkokia, nes nuvažiuoji į šaudyklą,
Nu, taip, barikadą pašaudai, nu, tas pašaudai, bet tu tik tai pradedi suprasti, kada ten tie mažiukai, vagumbiukai prasideda, žinai, net ir kaip ir kraftas, irgi viskas yra gerai, bet tu turi, nu, judėti gal tie, vat, pavyzdžiui, 300 metrų, tas 10 somų, tas gongas duoda savo tą, žinai, kaip pasakyti, irgi tą duoda gal didelį, irgi naudą didelę, nes tu pastoji kiti poziciją, šaudai tą gongiuką mažiuką, yra, turint susikaupimas didelis, žinai. Tai labai, va, tas man patiko, bet, nu, aišku, reikia čia pastoviai tą dalyką daryti, bet kaip ne visą laiką spėjai, tai, bet aš manau, kad viskas ten gerai. Nu, aš geriau, aišku, dabar pasiruošęs, negu buvo pirmas pasaulio čempas, čia nieko kalbėti, nes ir šautuvo subalansavimas, viskas, kaip sakoma, visiškai kitaip jisai, nu, stovi dabar ant barikadų, dažnai jau yra tokių pratimų, kur realiai jau iš tikro padedi šautuvą, tu matai, kad tau ten nepataikyti neįmanoma, turiu vienį, kad viskas ten gerai, žinai. Yra, aišku, ten niuansų, kur iš tikro tos klibančios visokios barikados dar, nu, netidirbi, bet, žinai, prie ko dirbti reikia dirbties, nes tos klibančios, tai man ten peilis, pagal viso tą, žinai. Tai, va, tai matysim, iš tikro, matysim, čia dabar, žinai. Negali save lyginti su kažkuo, tai, žinai, turiu menį, pamatysi savo lygį, žinosi, ką toliau daryti. Bet čia labai gerai, labai. Ką? Kokius lūkesčius išsikėlė savo? Žinok, nėra didelių lūkesčių, todėl kad praktiškai, nu kaip, mano lūkesčiai tokie, jeigu aš geriau pasirodysiu negu praeitą pasaulio čempą, tai yra gerai. Vadinasi, tavo auga lygis nekrenta, žinau. Pagal tai sprendžiant, kurioje vietoje finišuosi, taip? Jo, aš galvoju, taip. Nu, nes pagal mūsų, žinai, pagal sąnaudas tą, kad tu išleidi piniginių atžvilgių, žinai, ir treniruotėm, tai tu turi suprasti, kad, nu, vis tiek ta vieta, nu, negali būti aukštesnė už ten kažko, kuris dirba dvigubai daugiau, žinai. Tai yra normalu. Tai žinai, yra šaulių, irgi pasaulio čempionate bus šaulių, to pačioje Open kategorijoje, kurie, nu, iš esmės daugiau nieko neveikia gyvenime. Tik šaudo. Tai va, apie ką sakau, žinai, bet aš tai savo galiu pasakyti tokį, žinai, nu, turiu, aš savo net vis laik sakau, kad jeigu man bus jisai kaip darbas, tas, nu, šitas sportas, tai, žinok, nu, nebus taip įdomu. Turiu, tu perdegsi, čia ir yra tas azartas, kad tu kažką turi siekti, žinai, kaip dziudo būdavo, žinai, tu sportuoji, aišku, žinai savo galimybės, ir jeigu tu, pavyzdžiui, šiais metais, pavyzdžiui, ten, nu, laimėjai, pavyzdžiui, 3 vietą, 2 vietą, 1 niekam nelaimėjai, tu kitais metais prie to sieki, žinai. Bet ten biški kitoks tas variantas, o čia tai biški, matai, dziudo tu dar savo jėgom pasitikė kažkiek, o čia dabar turi ir įrankių pasitikėti žiauriai, ten, nu, turi labai stipriai, šovinys tavo turi būti idealus, nu, dabar, kai tie gongai sumažėja, tai ten viskas turi būti idealiai atstiguotas, belia kaip, karočią. Kas yra įdomu iš tikrųjų, iš tos pusės, mes jau, man atrodo, su Šarūnu šnekėjom, kad šita sporto šaka labai daug skirtingų niuansų paliečia. Tai reikia judėti su sunkiu šautuvu pakankamai ir ten nemažai pabėgus ir užkėlus širdies dažnį, po to nusitaikyti, sugebėti ir nedrebinant, ta prasme, padaryti šūvius dideliais atstumais. Tada, aišku, daugelis iš mūsų tuos šautuvus mes patys esam susirinkę, ne? Tada šovinius patys gaminam tam šautuvui, nu, žodžiu, ir viską tai darom tam, kad visą šitą šaulio ginklo, šovinio ir taip toliau ir visų aksesuarų sistemą šautų kaip galima geriau. Tai vėliau dar įjungi timerio metu vėjo skaitimą, ne, balistikus reikalus ir taip toliau. Ir, žodžiu, tam prasideda daug visokių niuansų. Ne, tai va čia tas ir yra įdomus, kad tu matematiką, nu, viską turi sudėti praktiškai. Ir dar smegeninė turi greitai veikti. Nes jeigu neveikia viskas, tau būna, kitą kartą pats būna, pamatai, kad, nu, tu supranti pats mintyse, atšaudai, ir tu supranti, kaip aš užstabdžiau konkrečiai. Nu, turminį galėjai nestabdyti, žinai, nors padėjai šauti ant barikados, nusitaikiai, tu gali šauti, bet ko tu lauki, žinai, nu, turminį, kad, nu, dar norėtum, kad nedrebėtų daugiau, nu, tokie, žinai, nu, visiškai nei tema, žinai. Tai, bet, žinai, tas darbas, motorika, kai atidirbi, tada taip, viskas tvarkoja, bet ten tada jau prasideda kiti niuansai, turi ir vėjai. Jėzus, man ten tai vėjai, tai ten išvyšė, žinai, kai mes ant tų vėjų nesitreniruojam, tai galiu pasakyti pats baisiausias reikalas. Kokį ginklą vežiesi? Vežiuosi Tika, T3,
Kas iš tos tykos likę? Nu, nu iš tykos likę dabar tik spina, nu, vyveris, spina. Vamzdis jau nelikęs tykos, aišku, dabar, nu, bet aš jau sudružiu, tą senąjį. Tai tu papasakok, vamzdis. Eduardo šautuvas Lietuvoje, manau, atrodo įspūdingiausiai iš visų, kiek yra man, kiek esu matęs. Ne, tai gal yra storesnių, dabar nežinau. Nu, tai, ne, tai čia, žinai, kaip ne iš gero gyvenimo. Matosi, kad santechnikas. Kuo storesnis vamzdis, to jisai stipresnis. Saugiai darai, ne? Jo, saugiai darai, tai ne kažkam tai. Tai esmė tame, kad, nu jo, ten buožė, aišku, mano daryta, nu tai... Tai vamzdis yra kokio ilgio? 28 colių. 28 colių, cilindrinis, ar ne, pas tai neplonėjantis vamzdis? Ne, neplonėjantis cilindrinis, 34. 3-2. 3-2. 3-2. Ok. Tai, nu, žodžiu. Normaliai. Jis sako, kad varmintų būna stori vamzdžiai, tai jie būna 22. Jo. Ne, tai aš po tos... Jo, aš galiu pasakyti, pas mane yra medžioklinis varmintas, tai aš jeigu šalia pastatau, tai galvoju, kad jis pas mane medžioklinis laitas. Aš jau einu į medžioklę su varmintu, žinai, ir mintyse, nu, vieni, o tai čia sako, storas vamzdis, ne, sakau, tu storų nematys, sakau, aš to nerodysiu, palpsi, žinai. Kai buožė tavo? Buožė mano, taip. Mes čia visi ją vadinam Foundation Lietuvoje. Foundation, jo. Optinis taikiklis? Zero kompromisas. Kodėl? Kodėl? Gerai rodo. Mes jau apšnekėjom, man atrodo, visuose, žodžiu, kol kas susitikimuose, kad ne šiaip savo, ne? Nedavė šiaip už dyką. Aš manau, nu, kažką parasiu, manau, geriau, net nežinau, ką galima būtų parinkti. Turiu meni, kad rodo gerai, klikai geri, dirba gerai, nu, turiu meni, kad nėra kažkokio priekaišto, aš galiu pasakyti, aš skylės matau irgi net, pavyzdžiui, 600 šaudau, jeigu nėra miražo saulės, tai skylės aš matau normaliai, jokių problemų, tai vadinasi, gerai rodo jinai. Ten, aišku, ten, kai būna šviesų, ten kažkas, tai gal tos optikos labai daug nesiskiria, bet yra tokių niuansų, kur iš tikro, kai Slovakijoje tamsu ir plus juodi tie taikiniai nudaužyti, tai ten rezoliucija. Pavėsyje šešėlyje. Jo, nieko nesimato visiškai, aš ten kaip šaudžiau, tai sakau, buvo, kad didelį matau su vektorium, ten tą nematau, kitą šaunų irgi nematau, paskui paėmiau pažiūrėti, žiūriu, nieko savo matau, kaip taip gali būti, žinai. Atrodo, lyg tai, nu, nieko, sąlygos, tos pačios, nieko, nu, matai, net keista. Nes buvo tokių bairių, kad šaunu į taikinį, žinai, pirmą pataiko, antrą šaunu, žiūriu, kad jo ten nėra, taikinio nėra, įsivaizduok. Nors to vietoj, nu, jo nėra, jis nušautas, suprantu, aš šaunu tarp lenciūgų, nu, tarp tų grandinių. Taip. Ir paskui jau iššovęs, žinai, kada tu šauni, taigi vis tiek tu žiūri. Žiūriu, nesuprantu, praskrido kiaurai, gal kas čia, žiūriu, nėra to taikinio. Jo, pagalvo, tai pavariau, nu, tai tokių reikalų susideda, taip atrodo. Štų smulkmenų. Kas dar iš tokių aksesuarų aplink ginklą, ką naudoja? Ką naudoja? Nu tai timeris dabar neseniai pradėjau naudoti laikmatį, o kas, nu tai kompensatorius, terminatorius didysis, nu tuneris, aišku, tą pačią. Jo, naudojam DT kojytės ten irgi, pirkau Baltic Shooter, jeigu kas. Tai va, šiaip... Kaip sakai? Keitėm į buožės. Jo, keitėm, padarėme, jo, exchange, biškai lengva. Tai va, tai šiaip geros kojos, man patinka. Aišku, nežinau, tas dviejų falangų vadinamų, aš taip vadinu, žinai, nu, ne vienos. Tai dar nekart nenaudoju realiai iš tikro, kad būtų abidvijas išskleisti, nebent gal medžioklė. Jo, kad medžioklė. Aišku, yra tokių ten niuansų, kur varžybose yra, kaip jas panaudoti, žinai, bet čia yra labai retas atvejis. Tai supranti, jo, nebuvo kada panaudoti, bet šiaip gal medžioklė kokio, tai labai, aišku, būtų gerai, jeigu aukštai, žinai, sėdė kažkur tai. Bet jie aukščiau įsikelia, tai viskas gerai, bet, nu, toks šiaip geras sprendimas ir patinka, kad sukinėjasi jos. Tai tas dalykas šiaip labai būna, padeda neblogai, jeigu ten guli ir yra skirtingose pusėse taikiniai, tai visai įdomus variantas. Man labai patinka kitą kartą. Jas atkabini ir
nereikia ten tų kojų, ten šautuvo kilnoti, jisai sukinės ir viskas liuks labai, labai greitai einasi. Elektrinį gulčiuką naudoja? Elektrinė. Okay. Dvigubai iš tikrųjų. Kokie maišai? Kaip sakai? Kokie maišai? Maišai, tai dabar yra, taip, pas mane Armagedonas ir kitas Vibedas. Tai Game Changeris ir tas Vibedas, tas Fortune Cookie ar kažkoks netantas. Jo. Šiaip gerai, 2 maišai reikalingi, iš tikrųjų, man patinka, nes buvo tokių, kur Lenkuose šaudėm, tai Lenkai buvo net nustebę, kad su 2 maišai šaudau, žinai, bet kada padariau klynus visus ten 3 iš eilės, tai žinok, ten Lenkai, daug maišas. Išmoka. Jo. Ten periodiškai nuvažiuojam pamokinti, kaip šaudyti reikia. Bet Lenkai gerai, yra hebra šaudančių, gerų Lenkai. Yra, ten bus reikalų su jais. Kažkada, ne? Kažkada bus reikalų, jo. Nu, man ir dabar yra reikalų su jais, visą laiką. Bet tu dabar jau seniorė ten šaudai? Tai jau viskas kitais metais nebus. Bus Tai dabar tik... Bus kelių metų pertrauka, ne? Vėl turėsi grįžti į Open, po to vėl į seniorą. Tai gerai, tai bus kur pasistiep, supranti dabar, žinai. Jo. Nu jo, įdomu, čia ir tie taisyklių skirtumai dar, žinai, yra, kad pas mus 5 metai, o Lenkija. Aš manau, Lenkai mažiau. Ne, nu Mariušas sugalvoja, matyti, jam irgi yra kokie 5, žinai. No. Ir jisai ten padarė tą atskirą. Tai jau kitais metais jau nebus, tai visiems lengva senioram, žinai, netikri seniorai. Ne, gal gerai, žinai, biški, nugėsim dabar biški ir vėl reikės kilti, žinai, tai labai gerai, turim pastatyti savo vietą, žinai. Taip. Okay, tai Eduardai, tu turi rėmėjų kažkokių? Kas tave remia labiausiai? Labiausiai, kas mane remia? Žmona remia. Žmona remia. Nu, šiaip kas, tai Volitas mano rėmėjas yra. Tai pagrindė, kas ten Beretta, RVS, Tika. Tai Tika irgi geri šautuvai, tai pats šaudau su tokiu. Tai va, o RVS irgi šovinukai gerai skrenda. Ok. Gal iš tos tokios bendros pusės, ne? Jeigu žmogus kažką norėtų pradėti dabar sportuoti nuo nulio, išgirdo čia mūsų, pavyzdžiui, podcastą, kokį tu jam duotum patarimą? Gal turi kažkokį, atsiprašau biškai, gal turi kažkokį kitokį, ar klausai Šarūno ar Vygando pokalbis? Jo, klausiau, jo. Gal turi kažką, nes jie visi sakė, atvažiuoti, ne, ten nebijoti, atvažiuoti, taip toliau, pasirodyti, ne, kaip, gal kažko dar iš to, žinai, minčių, kaip gali paskatinti. Tai priklauso, kad žmogus, jo, ką veikia, aišku, ten tas atvažiavimas tai didelį duoda naudą, nes tu pamatai, kaip, kas ir su kuo, žinai. Tai jeigu dar visi bendraujantis, tai jam, žinai, didelį duoda pliusą tas, kad tu per kitos daiktus, kurie yra jau tau iškart reikalingi. Nebus taip, kad, žinai, nusipirkai vieną šautuvą kaip pavyzdys ir paskui supranti, kad tau jo nereikia. Nes jis netinka visiškai niekam, žinai. Tai realiai tas dalykas, žinai, kada patars visi, kas supranta tą dalyką ir pamatys, kas pas ką yra, tai aš manau, išsirinkimas bus daug paprastesnis. Jis yra variantų nuo iki, kaip pavyzdys, gali ekonominį, o gali ir neekonominį pasidaryti, priklauso nuo tavo finansų. Taip. Nes kad ir su mažo kalibro, žinai, šautuvų tai gali arba labai pigiai šaudyti pradėti ir paskui pasidaryti visą tuningą vadinamą, arba gali tada iškart brangiai pirkti. Tai bet čia priklauso nuo žmogaus noro ir, žinai, gal jis net neužsikabins realiai, jeigu ten, žinai, kaip pavyzdys galiu pasakyti 2 LR, ne? Pavyzdžiui, Tika kainuoja 500 eurų, ne? Kažkas ten tokio, 5-6. Tai realiai tokiam pradedančiajam, kuris nori iš tikrųjų 2 LR šaudyti, tai jinai super pradžiai, todėl kad tu gali pasibandyti. Taip. Bet jeigu tau nepatiks, tai tie 500-600 nebus tokia kaip ir baisi kaina, turiu menį. Bet jeigu nusipirksi kažkokį kitokį tenais, tai, žinai, ne visi irgi, vėlgi, galiu pasakyti, daug kas pradeda šaudyti ir supranta, labai sunku. Taip. Nes, iš tikrųjų, darbo reikia daug įdėti. Nėra tokio, kad ten atėjai ir tu jau pirmoje... Ne, tai čia gal viena iš tų sporto šakų, kur tu, būdavo, aš tikrai yra Lietuvoje F klasėje keli tokie buvę atvejai,
kai kažkas pasikviečia draugą, ten, žinai, sureguliuoja šautuvą, nu, žinai, pakliūna gera kondicija, jis atvaro, ten per daug negalvodamas, jam kaip pasakė, žinai, ne vėjo, nieko nežiūri, kaip pasakė, sukala, laimi ten tą distanciją arba tą klasę ir sako, viskas, varau, perku, viską pasidaro, atvažiuoja jau pats į varžybas ir, žodžiu, paskutinis lieka. Nu, tai parėsi be šansų pirmam, bet nieko nelaimėsi be darbo, čia faktas. Taip. Čia labai paprastai, žinai, kas yra labai geras, yra pavyzdys, žinai, kas Europeika. Turi medžioklinį šautuvą. Europeika, čia daug kas galbūt nežino, tai Europeika yra ta vadinama medžioklinės varžybos, kur kulkinis šaudimas vyrauja, ne, ir reikia ten įvairius taikinius. Jo, ir dar lėkštutės. Tai labai gerai, žinok, nugesina tos žmonės, kurie galvoja, kad labai gerai šaudo, žinai, tai labai pavyzdys didelis, nes aš irgi, kai tik pradėjau šaudyti, pradžioje Europeiką važiavau, žinai, pasibandyti, nes, nebuvo kas ką paprotina, bet, įdomus sportas, žiauriai, ir tu supranti, kiek tu šaudyti nemoki, supranti, nes visi įsivaizduoja, kad čia medžiotojai pas mus labai kieti visi, bet atvažiuok į vienas tokias varžybėlės, kurios yra antiek paprastos, šiaip realiai nėra sudėtingos. Taip. Bet tu turi tas pozicijas atšaudyti ir tu paskui supranti, vaikyti, kad aš nieko nemoku. Iš esmės, jeigu taip žiūrint, vadiname Europeiką, tai yra tokios varžybos, kur jeigu tu esi medžiotojas, tai reiškia, tu jau viską turi, ko reikia. Taip, tau nieko nereikia praktiškai, ten nereikia didinimo, nieks tau neleidžia ten didesnį. Pasiimi savo medžioklinį šautuvą, važiuoji ir gali dalyvauti. Drąsiai, 100 metrų, ten jokių problemų, turmeniai nėra kažkokio diskomforto, žinai. Tada tu pradedi suprasti, kiek viskas yra reikalinga, turmeniai, kur tie įgūdžiai tavo, žinai. Tai o toliau jau gali žengti tą kitą žingsnį. Aišku, ir mažo kalibro irgi, pavyzdžiui, varžybėlės tokios, tai super, jos nėra brangios. Ir tau viskas tas pats, kas PRS-as, kai tik, turmeni tas pats PRS-as, tik tai tau mini pagal pinigus. Tai realiai, kas gali pradėti irgi, nuo to aš skaitau žiauriai, labai, labai geras dalykas. Aišku, tik tai ten mažo kalibro šovinukai yra mažo kalibro šovinukai. Jo, iš tikrųjų dabar irgi labai vienu metu atsirado labai daug skirtingų sportų, kas liečia mažą kalibrą. Ir praktinio šaudimo įpsiko atsirado rifle disciplina, kur AR-15 perdaro į mažą kalibrą. Ir tas precizinis šaudimas visam pasaulyje labai populiarėja, ypatingai mažam kalibre. Ir viso to rezultate labai didelis yra trūkumas rinkoje gerų šovinukų 22 kalibro. Tai tie, kurie yra labai labai geri, jų galima įsigyti, bet jų kaina ten artėja prie 223. Tai automatiškai tas visas kainos aspektas jis netaip ir labai patraukliai šiuo metu atrodo. Bet tikėkime, kad čia kokių 1 metų bėgiai išsispręs visos šitos problemos su šovinių tiekimu ir jų vėl bus galima. Taip, bet treniruotis, tai žinai, gali ne su pačiais brangiausiais skaityti. Faktas, tai gali padidinti šiek tiek ir tų pačių taikinių ko gero dydį, treniruotėse ir atitinkamai šaudyti. Ok. Tai turiu dar vieną iš paskutinių klausimų. Tai ir labai daug kas, pavyzdžiui, manęs paskutiniu metu klausia, tai apie tuos tunerius. Tai aš sakau, kad aš čia viskas, aš nešneku apie juos, ta prasme, pats nenaudoju, nemoku ten papasakot. Iš tikrųjų ir neturiu, realiai aš pats neturiu nuomonės, gal mes kartais labai vienas kitą traukiam per dantį dėl to. Tai čia normalu. Bet tik dėl to, kad, ta prasme, ar nesu įtikintas, bet ir labai galiu irgi viešai prisipažinti, žinai, kad, aš nelabai gilinuosi, nelabai suprantu ir taip toliau. Tai tu, kaip tikrai su tuneriai susijęs žmogus esi, papasakok čia keliais sakiniais, kaip tu įsivaizduoji, kas ten vyksta, kaip juos reguliuoti ir taip toliau. Nes irgi, galiu pasakyti irgi, kad daug žmonių, kurie dabar paskutiniu metu yra susidėję tunerius, vis klausinėja, tai ką ten daryti, kaip ten reguliuoti, tai nesigauna ten kažkas ir taip toliau. Tai kokie, šiaip dažniausiai kaip veikia ir tada kaip tu reguliuoji ir koks patarimas tiem, kuriem nepavyksta susireguliuoti. Tai labai, šiaip realiai tai nėra sudėtingas dalykas, aišku, priklauso nuo kalibro tavo ir nuo atstumo, tai kokios galimybės, tai aš tai jeigu normalus šautuvas vadinamas, tai, pavyzdžiui, visi rimti kalibrai, ten 6,5, ten 3,8,
Nu, tai va, tai yra tuneris biškis sunkesnis uždėtas, aišku, bet tai labai paprastai, tai šauni kuo tolimesnį atstumą. Nu, turminį, aišku, netoliau 300 metrų, nes nėra prasmės, tai pasidarai kokius 5-6 lipdukus ir esmė tame, kad šauni po 2 šūvius. Šauni į lipduką 2 šūvius, jeigu yra viena šalia kito, šauni 3. Bet tada, jeigu tau yra grupė labai didelė, tada tu pasuki praktiškai, tau yra viena padala ten pažymėta, pasukai vieną pusę, nereikia, dažniausiai visi labai, nu, žmonės yra, žinai, kaip yra, tas pats, kas turi pultelį, turi, kaip pavyzdys, tau duoda 100 kanalų, ne? Jo, 100 kanalų, jo, bet tai tu bandai ten kažką reguliuoti ne į temą, žinai, tai yra kaip ir visur paprastas dalykas, tu suki arba į vieną pusę, arba į kitą pusę, bet nesukinėjai, žinai, pirmin atgal, kaip ten, žinai, kai vaira, žinai. Nes dažniausiai Hebra pasuko į vieną pusę, oi, neatskrenda, tada reikia į kitą pusę pasuk, žinai, neturi kantrybės, tai iššauna ten begalę šovinių, yra pasakyta paprastas, nu, turiu minėti, instrukcija paprasta. Tu ant vieno, nu, kaip pasakyti, tavo nustatytas tuneris, lyg, nu, vieną kartą, padala, atšoviai, 2 šūvius, tu matai, arba išėjo tavo grupė, nu, į didelį, pažiūrėjau, 500 metrų, tai aš neskaitau grupės, ne? Pasukai vieną padalą ir žiūrė, siaurėja ar nesiaurėja, bet daugiau 2 šūvių nėra prasmės šauti. Bet jeigu tu šauni vienas kitą beveik liečia arba ten per 2 centimetrus, tai tu gali 3 šūvį kartoti ir tada pasižiūri, tada palieki tą tunerį toje pačioje nustatymo vietoje. Nežinau, visiems, nu, net ir su mažo kalibro galiu pasakyti, galit paklausti, kurie žmonės buvo labai skeptiškai nusiteikę, kažkodėl dabar jau užsidėję ir nu, įma vietas. Nu. Rimtai, čia... Bet gerai, čia reikia bandyti. Čia, o tai ką tas tuneris daro, tu praleidai tą dar? Tuneris ką daro, tai jisai... Tu dabar, nu, aišku, norėsi, kaip pasakyti, kaip visą laiką. Aš labai be jokių, kad aš klausiu. Labai paprastai, vamzdis dirba kaip botagas, nesvarbu kokios storio. Tai realiai tu atitolindamas svorio centrą nuo į vamzdžio arba į priekį arba atgal, tu gali tą botagą padaryti, kad tau, nu, kaip pavyzdys, iššautų tiesiai. Nu, botago būtų vibracija, kaip pavyzdys, nu, tiesioginė, nebūtų taip iš šono arba į vieną arba į kitą pusę. Nes vamzdis irgi dirba, taigi pagal tavo, tu kaip stumdai savo kuolą, tai tą patį darai kaip su tuneriu. Kolas, tai čia aš vėl sustabdau biškai, tai cartridge overall length, mes tokį turim terminą, tai šovinio ilgis. Ir kai mes reloadinam, mes kartais reguliuojam kulkos pasodinimo gylį šovinyje. Taip, aš darau... Reiškia, stumdom kolą. Taip, nu, kolas, tai taip ir yra. Tai gali, taip, tai esmė tame tu tą patį darai su tuneriu, tik tai tau nereikia stumdyti kulkos pirmien atgal ir viskas. Okay. Nu, mes išbandę buvom ir su Jūrūnu, ir prieš, ir kaip buvom pabandę padaryti, tai, nu, viskas veikia šiaip realiai. Ir tu ratą visą gali apsukti ir matysi net kaip tavo vaikšto visas tas grupė išeina, nu, kaip pasakyti, išsiplečia ir vėl susitraukia. Nu, su 3.8 labai daugam buvom padarę. Aišku, jeigu Šarūnas bandė, kada jau pasivamzdis buvo numyręs, tai ten, ką nori, ten daryk, žinai, ten gali jam žvakiai statyti ir galvoti, kad šaus. Tuneris jau nepadės, ne? Ne, ten nepadeda, žinai, kaip yra numyręs vamzdis, tai ten nieks nepadeda turbūt. Tik kitas vamzdis naujas. Ok, tai nežinau, gal tu turi kokių klausimų? Tai, kad čia jau tiek pripasakojom, kad čia net klausimų nėra. Ok, tai gerai, Eduardai, tai ačiū labai kad skyrei laiko. Ačiū, kad prisidedi prie mūsų visos bendruomenės, prie kelionės į Ameriką ir ką, laukia labai neblogas laikotarpis. Rugsėjai, žodžiu, neskambinkit dėl katilų. Ne, aš ten jau peradresimą padarysiu. Jau viskas suplanuota, nes kitaip tai ten nebus. Ką, ok, gerai. Ačiū labai tada visiems ir ką pasimatysim. Jo, iki. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm